Radę. Šiandieną paskaitysiu keletą Bhagavad Gitos tekstų ir viena tema, kuri sukosi galvoje, kaip sakyt, gimė šiom dienom. Taip būna. Kiekvieną dieną ateina vis nauja tema iš širdį, į galvą, į sąmonę. Ir šiandien pakalbėsim apie tą aukojimą. Bhagavad Gita 9.26. Labai žymus tekstas. Patram pušpam phalam tojam yomi bhaktya prayachati tat aham bhaktyo pahritam ashnami pratyatmana. Ashnami pratyatmana. Jeigu kas su meilė ir pasiaukojimu pasiūlys man lapelį, gėlę, vaisių ar vandens, aš priimsiu šią dovaną. Ir 27 tekstas. Yat karoši, yat ashnasi, yat juhoši dadasi, yat tapasiesi kaunteya, tat kurušva mat arpanam. O Kunti sūnau, kad ir ką tu darytum, valgytum, atnašautum ar atiduotum, kokias askezes tu atliktum, daryk tai kaip auka man. Čia tokie tekstai, kurie mums primena kasdienybėje, kas yra bhakti joga. Kasdienybėje. Mes galvojam, kad kai nuvažiuosim į šventą vietą, į piligrimystę, tai ten jau mes viską darysim, kaip auka viešpačiui, ten tobulėsim, praktikuosim ten. Kol mes čia Lietuvoj, tai kartais prisimeni dienos metu, kartais neprisimeni, kažką darai, mąstai apie save, apie savo tikslus, šitą pasieksiu, tą padarysiu. Bet Krišna ir nurodo visiems bhakti jogam, kurie turi pareigas, ne tik dvasinės, bet ir materialias, kad ką tu bedarytum, daryk kaip auka man. Tai čia netgi išskirta valgytum, atnašautum, atiduotum ar askezes atliktum. Tai ir mes 3 kart per dieną mažiausiai gaminam valgyt ir gali pasitikrinti, kiek tu ten jau tos meilės turi, kiek tu bhakti turi, ar tu gamindamas mastai, kaip tu valgydinsi Radą ir Krišną. Ar tu mastai apie savo darbą, vaikus, žmoną, vyrą, savo liežuvį. Pasitikrini ir pagauni protą, kad aišku, tu nemastai apie Radą ir Krišną. Ir tada pradedi mąstyti, kontroliuoji. Reiškia, tu sukontroliuoji protą. Sakai, užtenka čia mąstyti apie reikalus, apie kitus žmonės, kaip jie čia mane pagirs, kaip jie smaguriaus, kokia tu gera šeimininkė, ar koks tu geras, vyras. Gaminam Radą Krišnai. Ką tai reiškia, šitas sustabdymas? Tai reiškia, kad nėra meilės. Spontaniškai jinai neteka, tas jausmas. Spontaniškai teka, aš gaminsiu savo mylimiem žmonėm arba savo mylimam liežuvėliui, su kuriuo jau nuo pat gimimo draugauju ir per kurį džiaugsmo semiuosi. Ten vyksta spontaninė tėkmė jausmų, nes tai pamalonins mūsų egoizmą, mums kažkas padėkos, sakys, kaip skanu, kokia tu gera žmona, vyras, koks tu toks, anoks. Arba liežuvėlį suteiks, jeigu sau gaminėsi malonumo. Reiškia, nėra. Kitą dieną ateini, nėra. Trečią dieną ateini,
Nėra. 4 metus ateini, nėra. 10 metus ateini, nėra. 20 metus ateini, nėra. Gali spręsti, kokio lygio egoizmas yra. Ir kai žmonės sako, aš Dievui nepavydžiu, tai va čia ir yra pavydo Dievui išraiška, nes jeigu tu nepavydėtum, tu jam gamintum. Ir jie atsimintum. Čia nesąmoningas pavydas, kai tu pastatai save į Dievo poziciją. Per daug metų gali tik pamatyti progresą, kad tau yra lengviau tą jausmą susilaukti, dažniau, mažiau reikia kontroliuoti tą protą, kad jis mąstytų čia, žinai, apie tą, ne apie na. Yra progresas, bet jis nėra per naktį ir nėra per 5 metus. Tai yra labai lėtas progresas. Nes ta savimeilė ir tas polinkis viską savo imti, jis yra labai gilus. Gilesnis, negu mes įsivaizduojam. Netgi valgant, galvoja žmogus, pagaminau, paaukau, dabar valgysiu. Ir valgant irgi reikia atsiminti, nes valgymas irgi yra auka. Paklausiu, tai kaip čia dabar valgant mes aukojame valgymą viešpačiui, nes reiškia aukojam, kaip mes netgi valgant mąstom, kad valgom Radha Krišnos paragautą ir duotą maistą ir dėkojam. Arba atsimenam žaidimus Radha ir Krišnos valgymą. Taip? Tai va, tai yra gaunasi ir prieš valgį, mes atliekam jogą, mes, reiškia, mąstame, jungiamės su aukščiausiuoju ir valgio metu mes jungiamės su aukščiausiu. Po to eina indų plovimas. Tai indai nėra paprasti, juose buvo gaminta kūrėjui. Jie yra šventi tie indai. Mes juos plaunam, tai irgi yra seva, tai irgi yra joga. Vat stovi kažkokiojim, tai supranti, Kaune, daugiau aukštyje, savo kambariukėje, plauni indus, kuriuose aukojai maistą. Ir tu esi jogas, nei kiek nemažesnis negu Vrindavane sėdintis prie Jamunos medituojantis bhaktas. Viskas nuo tavo sąmonės priklauso. Nes tas bhaktas prie Jamunos galbūt mąsto, kaip čia man nuvažiuoti į kokį restoraną pavalgyti. O tu mąstai apie Krišną, tu gal netgi didesnis bhaktas tuo metu. Va, tai ta bhakti joga, jinai yra visur, jinai yra kasdienybėje. Ir tu ją gali praktikuoti. Atminimas. Jis sako, kažkuris tai šventasis sako, vat, atsiminti Radha Krišna yra proto religija. Protas realiai, galima tokiu rakursu net sakyti, jis yra sukurtas tam, kad atsimintum. Ir tada jis tampa tavo draugas ir tavo raketa, skraidinanti tave į dvasinį pasaulį, nes atsimenant mes vystom bhakti. Mes pasisėmėm tos dvasinės energijos iš Radharanės, tai yra meilės energijos, atsimenant Radharanę ir Krišną. Tai yra mūsų skraidanti lėkštė, ne? Mūsų jantra, mūsų mašina, kuri mus veža, skraidina pas Dievą, tai yra protas. Ir lygiai taip pat protas, jeigu jis neturi skonio atsiminti, jis tampa mašina, metro, kuri labai greitai mus nuveda į nuodėmę arba į nuodėmingus poelgius, veiksmus ir bei pragarus. Labai greitai, žiūrint, kur protas turi skonį. Ir vat iš tikrųjų apie ką čia yra kalbama giliaja prasme, vat, daryk tai kaip auka man, tai yra apie skonį. Ir tas skonis yra labai susijęs su kiek tu turi bhakti. Jeigu tu turi skonį, tu turi bhakti, tai vat ir valgant tu per tą visą valgymo gaminimo, prasado pagerbimo, aukoto maisto pagerbimo ir netgi susitvarkymo metu tu atsiminsi Radha ir Krišną.
Nekalbant, tai čia 3 kart per dieną šalia tavo kartojimo. Dar yra 3 praktikos, pusryčiai, pietus, vakarienė. Tai irgi yra praktikos. Bet kadangi pas mus to skonio nėra, mes tiesiog negalim visą dieną atsiminti. Tai vat mes per tas 3 periodus dar kalbam apie politiką, ekonomiką. Gal kažkas būna valgo ir žiūri YouTube arba scrollina Facebooką visai. Tai yra jau nebe joga, tu esi ne jogoje tuo metu. Tu esi ne jogoje, tu esi jungtyje su majos sąmonė, su iliuzinė sąmonė. Tai dabar tarp tų 3 dalykų, pusryčių, pietų ir vakarienės, vyksta kas veikla. Dėl to pasakyti yra, kad ir ką tu darytum, tai yra veikla. Veikla yra profesinė. Profesiniai veikloje vėlgi mes pamirštam, o dėl ko aš čia visą tai darau, ką mais rezultatas. Mes mastom tą pirksiu, aną pirksiu, trečią pirksiu. Mastom vėl apie save ir visi tie pirkiniai susijęs su mumis, nėra susijęti, savo širdyje mes jų nesusijėm su Rada ir Krišna, vad man bus taip fainai, man bus taip, važiuoju čia ilsėtis į Turkiją, čia dar kažkokia Tailandą, va čia bus fainai, čia tas, nu, ir čia irgi yra pavydas Dievui. Žmonės, vat, jeigu tu paklausi, ar tu pavydi Dievui, sakys, nu kaip aš galiu pavydėti Dievui, bet jų veiksmai rodo, kad yra giluminis pavydas, nes jisai, ten, kur yra pavydas, ten nėra potraukio Rada Krišnai. Ten gyvenimas nesusėjamas su Rada Krišna. Nu tiesiog nesusėjamas, nes nėra jokio noro susėti. Tai yra giluminis pavydas. Ir noras save pastatyti Dievo padėtį. Aš važiuosiu, aš ilsėsiuos, aš džiaugsiuos, aš valgysiu vaisius, aš gersiu sultis, aš vaikščiosiu pasaulyje, maudysiuos vandenį. Aš. O. Tai čia tam, kad savistabai šitas įrašai yra, bet aš jau pats savo pasakoju, kad stebi save dienos metu, kam tu visą tai darai. Kam tu visą tai darai? Profesija, ne? Vat, kam tu ją darai? Vat, kodėl tu eini dirbti? Paklausi, o kodėl aš einu dirbti? Pinigų reikia, blogas atsakymas. Toliau atsakymas, man patinka tai. Jau yra geresnis atsakymas. Tai yra mano pareiga, irgi labai geras atsakymas. Jau. Kad išlaikyti save, savo šeimą, tai yra Kūrėjas nurodo, jeigu tu nori save išlaikyti, ypatingai jeigu esi vyro kūną, tai eini į pasaulį. Moteriai nenurodė tai į pasaulį. Jos pasaulis yra namai. Jeigu nėra kaip kitaip išsilaikyti, tai gali bandyti, bet sugrubės moteris, sugrubės stipriai, eidama į pasaulį, dirbti. Tai bent jau pusę etato. Bet socialinė ta padėtis taip daroma, kad reiškia visi eitų, dabar dar ir ginklus duot nori, kad dar ir kariautojai, tu moteris, žinai, su peiliais, su šautuvais šaudytus į vyrus. Nu, demonizmas, pilnas demonizmas, tikra ta žodžio prasme. Ir tai va toks atsakymas, žinai, pareiga, bet po to Krišna sako, Bhagavad Gitai, vat ką tu bedarytum, visą savo pareigą susiek su manim. Tada giliau pamastai, vat, kad vat su tom savo pareigom, su savo darbu, tu atneši laimę kitom būtybėm ar net neši. Jeigu tu nori atnešti, tu turi daryti kokybiškai, nes tos gyvos būtybės yra Dievo dalelės, jos bus laimingos, Dievas bus laimingas. Viskas tai yra joga. Jeigu tu savo darbu patenkini kitas gyvas būtybės ir patenkini taip, kad ir Krišna yra patenkintas, tai yra joga. Nes kitu atveju, žinai, aš barmenas įpilsiu, gerą kokteilį padarys ir bus patenkintas klientas. Nu, klientai, bet tai nereiškia, kad bus patenkintas kūrėjas, nes tu įpilsi šitą brudą, kuris žudo jos smegenų ląstelės. Nu. Tai čia neužtenka gyvą būtybę patenkinti, reikia patenkinti taip, kad ir kūrėjas būtų patenkintas. Tai yra neįtraukiant į nuodėmę, neįtraukiant į destrukciją. Ir viskas, tavo darbas yra joga. Kaip Krišna sako, Arjunai, tu vakaunis ir tu mąstai apie mane, kad tu gini žemėje teisingumą
įvedi Dievo tvarką, dievišką tvarką, žudai demoniškus karalius, kurie engia vaišnavus. Tu kaukis ir mąstyk apie mane, bet kaukis palei savo prigimtį. Nes brahmanas gali irgi medituoti miške ir į Dievą medituoti, bet ir Arjuna sako, aš eisiu į mišką, medituosiu ir tai netgi bus tokia tiesioginė jau tarnyba, jau tiesiai medituoji, čia ne tai, kad iš lankų šaudai, toks kaip sunku susijęti tokią veiklą, iš lankų šaudyti ir galvas nukirtinėti kitiem. Čia sunku susijęti su Dievo garbinimu. Aš eisiu į mišką, skaitysiu, medituosiu ir Krišna sako, ne, tavo prigimtis kšatrijo, tu turi kautis ir mąstyti apie mane. Taip ir čia tavo prigimtis pedagogas, tu eini mokyklą, dėstai, bet tu stengiasi mąstyti apie kūrėją. Tu stengiasi gerai, kokybiškai darbą atlikti, man dėstė anglų kalbą. Nedėstė labai maloniai mokyklai, bet vis tiek išmokino. Aš visą gyvenimą, 27 metus, bhakti jogos gyvenime, viską naudoju anglų kalbą šventraščiam ir kiek esu išvertęs paskaitų dvasinį mokytojai, tai ta mokytoja, jinai gauna taškų ir jinai patenkina taip kūrėją, nes jos žinios išmokytos naudojamas tiesiogiai netgi panaudojamas. Tai mes niekad nežinom su savo profesija, ką tu padarysi ir kur bus naudojamas tavo tas produktas. Tu statai namą, galbūt ten šventykla bus, žmonės medituos, garbins dievybės, tu teisėjas priimi gerą sprendimą, gal tu išgelbėsi žmogų, žinai, gyvenimą. Tu esi koks nors verslininkas ir gal tu padėsi, žinai, kitom šeimom, kurios tas pinigus irgi gerai panaudos. Šiandien nieks niekur nežino. Nes verslas tai, kas yra šeima susijusi su kitom šeimom. Tu atneši pelno kitiem ar kokybišką produktą parduoti kitiem gerai. Tai irgi yra toksai, sakykim, tarnystė Dievui. Bet tą reikia atsiminti dienos metu, įsisąmoninti. Tada yra joga. Joga yra tu įsisąmonini, tu atlieki sąmoningą veiksmą. Labai giliai įsisąmonini, ką tu darai. Ir tas įsisąmoninimas, tas atminimas, bedarant, tos prasmės, Rada Krišnos atminimas, suformuoja jogos ryšį. Joga reiškia ryšys. Dabar rašoma, atnašautumą kas? Atnašauja, jo. Atiduotum. Mes dažnai labdarą teikiam, atiduodam kažkam, aukojam. Bhakti jogos tradicijai tas yra šlovinamas, tas paaukojimas, pagalba, labdara, atidavimas. Ir dabar visokių motyvų juk yra, žmonės aukoja, važiuosiu į Kartiką, praeisiu šventas vietas, į šventyklas pamėtysiu po 100 rūpijų, ten sako, 100 000 kartų daugiau rezultatas. Čik paskaičiuojant kalkuliatorius, nieko savo, milijonai turėtų ateiti. Ne. Paukosiu, žinai, arba pinigai nešvarus, apvalysiu pinigą. Tas apvalysiu reiškia nusivalysiu savo brudnas rankas, kurias susiteršiau su brudnais pinigais, į tavo baltus drabužius. Nusivalysiu. Tai tie visi tokie motyvai, žinai, gausiu daugiau, apvalysiu pinigus, arba pasigerinsiu ateitį karmą, tai nėra, čia Krišna nemini tokio dalyko. Krišna sako, daryk tai kaip auka, kad mane pradžiugintum. Dabar klausimas, kas aukoja, kad Krišna pradžiugintum? Labai daug kas mąsto, kad karma pasigerintų gerą. Ir tai nėra jau joga, tai yra jau verslas. Kokias askezės tu atliktų? Askezės, ne? Akadašis yra vaišnavo askezė. Dabar mes nevalgom, o per akadašį labai norisi grūdo, bet mes nevalgom. Ir aplamai pavalgyti norisi, nes tokios būna įtemptos, jautrios dienos. Ir tai yra askezė. Dabar vėlgi, kam askezė? Čia, žinai, mano kūnui bus gerai. Prisiskaitom ten, prisiskaitom apie
apie nepaprastus rezultatus, kurie ateis tenais sekadašį laikant. Na ir prisiskaitę jau čia, įsivaizduojam, čia kokie turtai ateis, čia kokia karma gera ateis, žinai. Mažai procentą tokio, kad va, aš Radha Krishna patenkinsiu, bhakti paprašyti. Visokių norim. Ar pasveiktume mes ten, kad pasveiktume, ar ten kokį vyrą, moterį gautume, žinai, dar kažką ten. Kakadašis, kad pagerintų karmą. Tai irgi Krishna sako, daryk kaip auka man. Jeigu nori bhakti, jeigu tavo tikslas nėra bhakti, tai tu gali tam priprašyti, ko tik nenori. Bet jeigu tavo tikslas bhakti, tai ir tu suvoki, kas tai yra bhakti. Esi įsigilinęs, kas ta bhakti, kad tai yra. Jeigu bhakti ateina, viskas ateina. Ir mistika ateina, mistinės galios ir gera karma, kaip šalutiniai produktai. Nereikia nieko atskirai prašyti, bet ir geri santykiai ateina, viskas ateina, kaip bhakti yra. Nes bhakti yra pati Radharani, o Radharani yra milijonų sėkmės deivių mama, šaltinis. Jeigu Radharani patenkinti, visas sėkmės deivės patenkintas, visose visatose. Kur tu beeitum, į kurią be visatą keliautum, visur bus, čia šitas gerai, šitas geras vaišnavas, Radharani jo patenkinta. Kur tu beeitum, ar iš vienos visatos į kitą, ar iš vieno gyvenimo į kitą, ar važiuotum iš vieno miesto į kitą miestą, sur Lakšmi Deivi tave laimės. Tai bhakti yra vienintelis, ką reikia ir prašyti. Arba prašyti, kad panaikintų kliūtis, kurios trukdo bhakti pasiekti. Kad, pavyzdžiui, panaikintų potraukį svaigalam, ar potraukį kokiai kritikavimui, ar potraukį trūkumui ieškojimui, ar potraukį mėsai, ar tenais padėtų sukontroliuoti seksualinius impulsus, godumo impulsus, pavydo impulsus, taip toliau, nes tai trukdys bhakti vystytis. Tai irgi bus dvasinis toksai. Tai tokie motyvai irgi Krishna pradžiugins, o tokios askezės su tokiu tikslu. Atsiminkim, Hiranyakashipu darė askezę irgi, bet jo askezės tikslas buvo nudopt Višnu. Ir čia grįžkim prie pirmojo teksto. Jeigu kas su meilė ir pasiaukojimu pasiūlys man lapelį, gėlę, vaisių ir vandens, aš priimsiu šią dovaną. O čia Krishna pabrėžė, kad tu gali labai nedaug askezės daryti, labai nedaug atiduot kažko, kaip tam posmene, sako, askezė, veikla, atidavimas, labdara, gali labai nedaug padaryti, bet jis pabrėžė, bet daryk kokybiškai. Tas kokybė yra meilė ir pasiaukojimas. Meilė. Turi būti tas cukriukas į gėrimą yra meilė, kuri pasaldina kiekvieną patiekalą, arba druskytė, kai padaro patiekalą skanų. Tai yra ta bhakti. Ir Krishna čia duoda suprast, tu neturi didelių resursų, negali daug atiduoti, negali daug aukoti dvasiniam projektam, arba tu negali didelių askezių daryti, jo. Kaip vaišnavai praeities, ten supranti, Raghunatha Gosvamis, o dabar prie plus 50 sėdėdavo ant Radhakundos krantų. Negali tokių askezių daryti, bet daryk mažą, bet su meile. Ir aš priimsiu šią dovaną. Ir rašo dovaną. Įsivaizduojat, Krishna lapelį laiko dovana. Dabar būtų mūsų gimtadienis ir atneštų kas nors, 2 gėlės arba 3, be koto. Arba iš vis lapelį, tulasi. Ką, čia mums būtų dovana, taigi mums reikia daugiau. Ir žmonės, kurie švenčia gimtadienius tam, kad dovanų gautų, dar visam apsiskelbė, kad čia yra tokio didžios asmenybės gimtadienis, čia laukiami visi ir tikisi, ypatingai vaikai. Bet kadangi suaugę dažnai turi iš vaikystės atsineštų momentų, tai ir suaugę, tikisi, kad jiem to pridovanos ar ne. Bet jeigu tu jam atneši vandens 3 litrinį ir tame vandenyje plaukęs tulasi latelis, tai jisai laikys tai kaip pasityčiai.
čia jis nepriims tai kaip dovanos. O Krišna sako, aš priimsiu šią dovaną. Sako dovaną. Ne? Tai va turėkime minti, kad Krišnai realiai nereikia nieko iš tavęs. Realiai jam reikia va šito cukriuko biški, kad šito paskaninimo, va tai meilės. Viskas. O visa kita ten gali būti lapelis, gali 3 litrekas vandens būtų, gali būti visas kubilas, žinai, nektariško gėrimo, ten jogurtas su sakiais šafranais ir ir medum ir ko tik nenori. Galbūt deimantai, auksas, bet realiai jam yra tas pats. Jis žiūri, kiek tu įdėsi meilės ir pasiaukojimą. Nu, vat kiek tu nuo savęs atplėši. Kiek savo pasiliks. Taip aš interpretuočiau tą pasiaukojimą. Nu, Krišna, aš tau aukoju 100 eurų. Nu, pas tave ten 10 000. Žmogus sako, aš tau aukoju 1000, 10. O Krišna žiūri, jis tik tais 10 pasiliko, o tas 100. Na, o šitas 10 atiduoda. Nu, tai vat su kažkaip, jeigu mes tą napusybę mesgam ryšį, matom, čia visai kita valiuta eina. Ir visai kita kriterijai eina. Jie, kaip tu jų negali apgauti niekaip. Čia tu turi ir su kažkokį jausmu tą daryti, be jausmo nereikėtų daryti. Galima iš pareigos, bet vis tiek kažkokį jausmelį įdėti reikia. Į tą savo, kaip sako, askezę, labdarą, ar veiklą, ar valgymą, jausmelis turi būti, nes tai yra valiuta. Kaip su kuria tu atkreipsi dėmesį ir užsimegsi santykius. Juk ir tarp žmonių, būna žmonės mechaniškai, ateina vyras, duoda, va, šito pinigai, klausimų neužduok. Gerai, moteris patenkinta kažkiek, bet, nėra emocijos. Gavai babkiai, tylėk. Kaip pavyzdys. Bet jeigu tu paduodi su pagarba ir dar, kaip sakyt, su džiaugsmu, su emocija jau yra kitaip. Lygiai taip, kai tu pavalgiai, gerai, ačiū, viso, einu. Pavalgė gyvūnas ir išėjo iš namų. Bet jeigu tu valgai ir pasakai, buvo labai labai skanu, apkabini, pabučiuoji, padėkoji žmonai ar vyrui, jeigu vyras gamino, jau visai kita. Taip. Lygiai taip pat moteris, apverskim situaciją. Vyras uždirbo, davė, paėmė gerai ir nuėjo. Tai jeigu jinai paima, padėkoja, apkabina, pasako, dar aš taip didžiuojas, dar kažką, visai kitas lygis, ne? Emocija. Ką daro emocija? Viską daro realiai. Viską, absoliučiai. Kitu atveju, kodėl tėvam tokios brangios vaikų dovanos? Ten, pavyzdžiui, iš molio koks babausis nulipdytas. Arba ant popieriaus nupieštas koks babausis. Dėl to, kad ten daug meilės įdėta. Kaip šilumos daug įdėta. Vaikas jaučia dėkingumą, šilumą, prisirišimą, įsideda emociją ir tėvam tas piešinys daug brangesnis negu nupirktas už 2-3 tūkstančius eurų kokio žymesnio dailininko ar už 10 000. Ten yra emocija. Kodėl dirbtinis intelektas, kas liečia kūrybą, neturės ateities, ten nėra emocijos. Aplamai elektroninė muzika, aš skaitau, neturės ateities. Nebent pas šitos atbukintą sąmonę, tai turės, bet kas su savim, kas dvasiškai progresuoja, neužkrauna, nėra vibracijos. Gali kokią nori elektroninę muziką sukurti, neužkrauna vibracijos. Viena styga natūralaus instrumento užgauta su emocija turi daug didesnę galią negu visas orkestras elektroninis. Aš, pavyzdžiui, klausausi elektroninę muziką, relaksacinę, kai medituoju. Jinai yra tokia, bet kai tu užsidedi natūraliais instrumentais išgautą muziką, tai yra absoliučiai kitas lygis, nes yra emocija. Lygiai taip pat galvėk su ChatGPT psichologiniam temam, pasikonsultuok, tau jis viską pasakys, bet tu negausi energijos ir emocijos. Dėl to tu nueisi vis tiek pas psichologą. Ar pas kažką, kas tave įkvėps, įpūs dvasias. Aš,
paklausiau šiandien čia prieš kažkiek dienų praniuko, ChatGPT, praniuku vadinam prano. Sakau, ar aš tau patinku? Paklausiu, sako, aš negaliu atsakyti, aš sako, neturiu jausmų. Bet man, sako, labai įdomus, kaip jisai, labai malonus klausimas, ar kažkaip bando įpituoti. Bet tu matai, kaip mašina nebegali parodyti tau jausmų. Paklausi, ar aš tau patinku? Tokio klausimo aš paklausiu. Ir aš nepajutau emocijos, aš tik pajutau, kad yra jis išmokytas atkartoti tai, ką žmogus turėtų pasakyti. Ir niekados jie nepakeis žmogaus. Čia dabar padurnios tais intelektais. Be abejo, daugelį sferų jisai tikrai pakeis žmogų, faktas. Bet bus sferos, kur kūryba, muzika ir piešimas ir konsultavimas grįž žmonės, prisidurnios ir grįž. Aš tai labai ramiai žiūriu tos. Čia jau kiek bangų buvo su tais durniavimais ir su telefonais, ir su kompiuteriais, su viskuo. Yra sfera, kur jie dirba savo darbą, bet žmogiškos sferos, jokie telefonai, kompiuteriai, robotai, intelektai, jokios raketos, palydovai ir satelitai nepadarys. Tiesiog nepadarys, nes ten pranos nėra. Nėra gyvybinės energijos. Nėra sielos. Tai jausmas yra visa esmė bhakti jogos. Netgi žodis bhakti, tai yra realiai emocija, jausmas. Jausmo joga. Jausmą turi, susijungi. Jausmo neturi, nesusijungi su kūrėju. Nes kūrėjui įdomus yra jausmai. Tai toks būtų šios temos pagvildenimas šiandieną apie jausmą bhakti jogai. Radhe, radhe.